Sveiki visi, norėjau Jums parodyti šiame video mano naująjį pirkinį. Aš Jums rodžiau praėjusiame video, kuriame aš nusipirkau iš Elvi parduotuvės Latvijoje Upixel piniginę, kuri dedasi su pipsiukais, galima išdėlioti raščiuką. Štai ant mano piniginės yra išdėliotas toks kačiukas. Bet piniginė leidžia mažai save parodyti ant paveikslėlių darimo, nes jis turi mažai vietos. O iš tos knygutės aš labai norėjau kuprinės. Ir kuprinė buvo žalios, juodos arba rožinės spalvos. Šiaip būdama parduotuvėje sunkiai apsisprendžiu, kurią spalvą pasiimti, bet pasiėmiau žalią. Taigi jis supakuota yra tokiame maiše. Prie jos pridėti yra pipsiukai, bet pipsiukai yra didesnė negu piniginė. Ir taip. Taip. Tokie yra pipsiukai. Jų yra 8 spalvos. Tai yra raudona, purpurinė, gelsva, mėlyna, dangaus mėlynumo, pieno baltumo, rožinė ir tokia labai įdomi žalia. Jų yra 240 pakelyje, nes kiekvienos spalvos yra po 30. Ir jie yra štai tokio dydžio. Taigi palyginus yra daug didesnė. Ir žinoma pati kuprinė. Ji neturi šoninių kišenėlių. 2 tokios stiprokos rankenos. Rankenė yra panešimui arba užkabinimui. Ir žalias silikoninis didelis padas. Taip pat užtrauktukai su Upixel pavadinimu, knygutė, kurioje yra kuprinės, kaip dėti pikselius, kad galima gauti raštą. Ir ką galima padaryti ant kuprinės. Ir dar vienas puslapis su raštais. Taip. Čia dar kuprinė turi mažą kišenytę viršui.
koks yra vidus. Čia viena tokia kišenytė kažkam susidėti. Čia su Pixel ženkliuku yra galima įdėti kompiuterį. Truputėlį yra pastorinta. Nugara taip pat truputėlį pastorinta. Čia visa vidinė kišenytė. Ir štai tokia paprasta kaip ir kuprinė. Dar prie šio pakelio Pixelių aš pirkau kelis pakelius atskirai, nors jų yra 24 aišku spalvas. Bet pirkau kelis pakelius Pixelių, kad būtų galima kažką dar paeksperimentuoti su vaizdeliais. O vaizdelį buvau sukūrusi štai tokį. 2 kačiukai su širdele. Tada bandžiau daryti tokius 2 kačiukus. Skėtis. Ir pakmanas. Na, truputėlį vyšnia gal per didelė gavas. Bet ant kuprinės galima daugiau kažką pagaminti. Taigi šį kartą toks mano video. Parašykit komentaruose, ką manote apie šią. Ar norėtumėte tokio daikto, kuriame galima pasireikšti save ir padaryti kažkokį neįprastą daiktą, paveikslėlį ant kuprinės, kurį gali pakeisti kiekvieną dieną, gali pasižiūrėti internete, gali pats sugalvoti. Ir taip. Taigi, iki.